Tėvų vaidmuo baleto pamokų kasdienybėje. Tėvai dažnai klausia, ką aš galėčiau padėti savo vaikui balete. Pirmiausia, visi supraskime, kad baletas tai didysis menas. Ir viskas, kas tikra, subtilu ir gilu, nesusikuria greitai. Tad girkite savo vaiką už kasdieninį darbą. Žavėkite savo vaiku garsiai, kad jis girdėtų, koks vertingas ir gražus yra baletas. Paruoškite vaiką pamokai. Tvarkinga, švari, dydį atitinkanti apranga ir apavas. Apšilimo rūbai. Tvarkingai sušukuoti plaukai. Nepatikėsit, šitai pasiruošęs vaikas jau iškart pasitempia. Į pamoką ateikite laiku, be didelio skubinimo ir ne per anksti. Aš suprantu, kad tėvai labai nori pamatyti šokantį savo vaiką, bet taip jūs jam tik trukdote, kai žiūrite tai per langus, tai salėje, taip ir telefonus. Blaškote savo vaiką, taip nesusikuria ryšys tarp vaiko ir mokytojo. Nepersistinkite ir nepradėkite mokinti vaiko namuose. Nebent mokytojos prašymu ir tiksliai pagal jos instrukcijas. Maža, bet labai svarbi detalė – nelyginkite savo vaiko su kitais vaikais, ypač jam girdint. Nes tai vienaip ar kitaip bus psichologinis spaudimas ir tikriausiai žala vaikui. Kur galite ženkliai prisidėti, tai mityba. Po pamokos visada pasidomėkite, kaip vaikui sekėsi, kaip jis jautėsi pamokoje, ką išmoko, ką sužinojo. Palaikymas, tinkamas paruošimas pamokai, pagalba mityboje ir poilsyje, kantrybė ir pasididžiavimas – tai didžiausia dovana jaunam šokėjui.